Somebody shout. Kažkas te sušunka. Isn't Jesus wonderful? Argi Jėzus nenuostabus? Isn't it wonderful to be in the family of God? Argi nenuostabu būti Dievo šeimoje? I don't know about you. I'm so glad to be in church. Aš taip džiaugiuosi, kad esu bažnyčiai. This is a great place to be. Tai nuostabi vieta, kurioje gali būti. Amen. Amen. Father, in the mighty name of Jesus, Tėve galingu Jėzaus vardu. we thank you so much Mes esam tokie dėkingi tau for this wonderful church family. už šitą nuostabią bažnyčią šeimą. You have begun a great work in this city and in this nation. Tu darai nuostabų darbą šitame mieste ir šitoje tautoje. You are their El Shaddai, Tu esi jų El Shaddai, the God of plenty. gausos Dievas. And we thank you, Father, Ir mes dėkojam tau, Tėve, that you have blessed them with all spiritual kad blessings. tu palaiminai juos visais dvasiniais palaiminimais. And from the inside out, they're learning to live. Ir jie mokosi gyventi iš vidaus. And as they do, live by faith in all that you are within them. Ir jiems gyvenant tikėjimu ir viskuo, kuo tu esi jų viduje. Your plan comes to pass in this nation and abroad. Tavo planai šitai tautai ir užsieniui įsipildys. People are being saved. Žmonės yra išgelbstimi, They're receiving healing. jie priima išgydymą, They're being discipled in your word. jie tampa mokiniais per paklusnumą tavo žodžiai, They're being baptized with the Holy Spirit. yra panardinami į šventąją dvasią. They're finding their place in your body Jie atranda savo vietą kūne. and going forth and fulfilling the work Jie eina pirmin ir įvykdo tavo darbą, that you have called them to do. kurį pašaukė juos daryti. And we thank you, Father, Ir mes dėkojam tau, that Tėve, you're in them, kad tu juose, you're for them. tu esi už juos No weapon formed against them can prosper. ir joks ginklas nukreiptas prieš juos They negali are būti sėkmingas. protected, Jie yra apsaugoti. and all supply is there, and their needs are met. Ir visas reikalingas jiems aprūpinimas yra jų ir jų poreikiai yra patenkinti. To fulfill your purpose in these last days. Tu įvykdai savo tikslą šiomis paskutinėmis dienomis. This is what I declare, and this is what we declare and speak over this church. Visą, ką mes skelbėme ir skelbėme šitai bažnyčiai. In the mighty name of Jesus. Galingu Jėzus vardu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It's very great honor to be back with you. Didelė garbė būti vėl čia. And we're so thankful for what God is doing here. Ir mes tokie dėkingi už tai, ką Dievas daro čia. He's moving in a mighty way. Jis juda galingu būdu. We're living in the last of the last days. Mes gyvename paskutinių dienų paskutinėmis dienomis. I don't believe we have a long time left in this earth. Tikiu, kad mums nedaug beliko laiko šitoje žemėje. I believe we have a very great possibility Ir mes tikiu, turime didžiulę galimybę of being the generation of believers that are in the earth būti ta karta tikinčiųjų, kurie yra žemėje, when Jesus comes to take the church away. kada Jėzus paims savo bažnyčią dangop. Hallelujah. Good? Alleluja. Oh, yeah, I understand. I believe that. Aš to tikiu. I believe that. Aš to tikiu. Today, I want to bring a very simple message. Šiandien noriu pasidalinti labai paprastą žinią. We encourage you to bring those that have never received Jesus, Kad padrasinčiau jūs atvesti pas Jėzų tuos, kurie niekada jo nepažino. and so today we want to explain the simple message of the Bible. Tad šiandieną mes norime paaiškinti labai paprastą Biblijos tiesą. This is the Word of God. Tai yra Dievo žodis. My Bible Mano Biblija is God speaking to me. yra Dievas kalbantis man.
In this Bible, Šioje Biblijoje I see what he says, I see what he's promised, I see what he has done aš matau, ką jisai sako, ką jisai pažadėjo ir ką jis padarė. for me that I can have relationship with him. Dėl manęs, kad aš turėčiau ryšį su juo. The Bible is about covenant. Ir Biblija yra apie sandorą. Covenant is two becoming one. Sandora yra, kai du tampa viena. There is an old covenant, Old Testament, Yra senoji sandora, senasis testamentas. and there is a new covenant, a New Testament. Yra naujoji sandora ir naujasis testamentas. God is love. Dievas yra meilė. Think about being love. Tiesiog įsivaizduokim, ką reiškia būti meilė. He doesn't just have love, he is love. Jis ne tik turi meilę, bet jisai yra meilė. Everything about him is love. Ir visa, ką jis daro, visa, kas susijęs su juo, yra meilė. And out of this love Ir dėl šios meilės, iš šitos meilės, that always wants to bless, that always wants to give itself away, jis nori visada mus palaiminti, duoti kažką mums, jis nori kažką duoti iš savęs. it is unselfish. Ir tas davimas yra nesavanaudiškas. And out of his love, Ta meilė yra nesavanaudiška. the Ir iš Bible tos- tells us in tos meilės. Genesis 1, verse 26, Kad pradžios knygos 1 skyriui 26 eilutė, that he made man, kad jisai sukūrė žmogų. referring to mankind, man, woman, mankind. Jis turi manį vyrą ir moterį, žmoniją. He made man in his image. He made man in his likeness. Jis sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir pagal savo pavydalą. So you and I were made different than any other form of life. Tad mes buvom sukurti, kad būtume visiškai kitokia gyvybės rūšis, neigiau, kad visa kita. We're different than any vegetation. We're different than any trees, any type of plants. Mes skiriamės nuo bet kokios augmenijos, nuo bet kokių medžių, nuo bet kokių augalų. Those things were created by him. They came out of love. Jie buvo sukirti jo ir į viso to šaknims buvo meilės, jis kūrė visą tai iš meilės. But what was their purpose? Bet koks buvo tikslas? You and I are different than any form of animal. Mes esam visiškai skiriamės nuo bet kokios kitos gyvūnų rūšies. I got news for you. Your great, 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 great grandpa was not a monkey. Aš turiu nuostabių naujienų, tavo prosenelis nebuvo beždžionė. Well, I believe in the Big Bang. Gerai, aš tikiu tuo didžiuoju sprogimu. The Big Bang was God said and it came to pass. Ir tas didysis sprogimas buvo štai, kas Dievas pasakė ir įvyko. That's what I believe. Štai ko aš tikiu. And that's what the Bible tells Ir us. būtent taip ir kalba Biblija. So we're different than monkeys. We're different than elephants. We're different than ants. We're different than horses, Tad mes cats, dogs. skiriamės nuo beždžionių, nuo visų kitų gyvūnų. Just put it all out there, Pastor. Žodžiu, nuo šunų, nuo dramblių, nuo skruzdžių, nuo šunų. Just, whatever animal you can think about, you just put it out there, Pastor. Galite, pastorė, pasakyti bet kokį gyvūną. Mes skiriamės nuo meškėnų. But we're different. Mes skiriamės nuo jų. All of this creation Visa šita kūrinėja has a purpose. turi tikslą. There was a recreation, and there was a recreation for a purpose. Recreation. Buvo perkūrimas ir tas perkūrimas turėjo tikslą. The Bible says in the beginning God created the heaven and the earth. Pradžioje Biblija sako, Dievas kūrė dangus ir žemę. We don't know when that was. Mes nežinom, kada tai buvo. And it says and the earth was without form and void. Ir mes skaitome, kad žemė buvo tuščia ir nieko ten nebuvo. Darkness was upon the face of the deep. Ir tamsa buvo virš gelmės. And the Spirit moved upon the waters. Ir Dievo dvasia judėjo virš tų vandenų. And then
Ir tada God recreated this earth. Dievas iš naujo atstatė šią žemę. And he spoke. Ir jis kalbėjo. And the first thing he said is, let there be light. Ir pirmas dalykas, kurį jis pasakė, te esie šviesa. Well, if you're going to create, you got to turn the light on. Jeigu tu nori kurti, tau reikia įjungti šviesą. And so he turned the light on. Tad jis įjungė šviesą. And he made this place in the beginning a Ir tai beautiful place. Išsikūrė šią vietą pradžioje nuostabia vieta. The Bible says that everything that he made was good, was very good. Ir Biblija sako, kad visa, ką Dievas sukūrė, buvo gera, buvo labai gera. He put the gold in the ground, he put the silver in the ground, he put the jewels in the ground, he put all these materials in the ground. Ir jisai įdėjo į žemę sidabrą, jis įdėjo auksą, jis įdėjo brangakmenius ir visus kitus dalykus. So he made the vegetation, Tad jis sukūrė augmeniją, he made the minerals and the gems and the precious metals and all these things. ir jis sukūrė mineralus, jis sukūrė auksą, visus brangakmenius. It was a beautiful place. Tai buvo graži vieta. And when he completed, he put man in that place. Ir kada jis baigė, jis viduryje tos vietos patalpino žmogų. Why? Kodėl? Love. Iš meilės. It's all about love. Viskas sukasi aplink meilę. You were the center of it all. Tu buvai viso to centras. God made you for love. Dievas sukūrė tave, kad tave mylėtų. What's the world looking for? Ko ieško pasaulis? What's the number one thing? Koks numeris vienas dalykas, kurio ieško pasaulis? Love. Meilės. Everything good comes out of love. Visa, kas gera, iš tikrųjų sklinda iš meilės. So in the beginning, when God created us, he created us to be loved by him. Tad pradžioje Dievas sukūrė mus, kad mes būtume jo mylimi. He has heaven, Jis turėjo dangų, and he put man in this earth. o žmogų jis patalpino žemė. Heaven is a beautiful place. Dangus yra nuostabi vieta, graži In the vieta. beginning, earth was a beautiful place. Ir iš pradžių žemė taip pat buvo labai graži We vieta. were created in his image, in his likeness, to be loved by him. Tu buvai sukurtas pagal jo atvaizdą ir pavidalą, kad būtum mylimas jo. To have relationship. Kad turėtum santykį. Everybody say relationship. Pasakyk santykis. And that's where we come into choice. Ir štai kur mes atsidurėme ties pasirinkimu. He didn't want us to be a bunch of robots without a will. Jis nori, kad mes būtume krūva robotų be valios. He gave us a will to make choices. Jis suteikė mums valią, kad mes pasirinktume. When two people get married, they become one in relationship as husband, wife, one. Kai žmonės susituokia, vyras ir žmona, jie tampa viena, jie turi santykį, ryšį. Man makes decision to find woman. Vyras nusprendžia surasti moterį. He that findeth a wife findeth a good thing and obtaineth favor of the Lord. Biblija sako, kas atranda žmoną, atranda gerą dalyką ir gauna viešpaties malonę. So you're finding, you're finding men, Tu atrandi žmogų and you found many of you. ir daugelį... What did you find? A wife. Tu atrandi žmoną ir daug kas jūsų jau atradote. Did you find a wife, Pastor? Pastoriui, jūs atradote žmoną? I did. You did, didn't you? No, I didn't. God gave me. Aš sakau, aš neradau, Dievas man davė. You found a wife. God gave you a wife. Tu Hallelujah. atradai žmoną, Dievas tau davė žmoną. But you made a decision. Bet tu nusprendai. And at the same time, out of love, your wife made a decision. Ir tuo pat metu įkvėpta meilės ir žmona nusprendė. And you came together. Ir jūs susiėjote. You know, I mean, God, he could have put us all on this earth at one time. Ir žinot, jis galėjo mus visus patalpinti. But he Ir didn't vienu metu. But he didn't do it that way. Bet jis taip nepadarė. He wanted us to be involved in bringing mankind into the earth.
Jis norėjo, kad mes dalyvautume to žmonijos kūrime žemėje. And so he brings man, woman together, husband and wife, and they bring forth part of his creation. Kad jisai sujungia žmogų su žmona ir jie dalyvauja žmonijos kūrime. There's not one person that does not have a purpose. Ir nėra nei vieno žmogaus, kuris neturi tikslo. The Bible says that he planned us before the foundation of the world. You were the apple of his eye. You were the reason for creation. Ir Dievas sako, kad tu sukūrė tave prieš pasaulio sukūrimą ir tu buvai jo akies vyzdis ir tu turi jo tikslą. So look at your neighbor and say, you have a purpose. Tad pažvelk į savo kaimyną ir pasakyk, tu turi tikslą. Tell your neighbor you're not an accident. Pasakyk jam, tu nesi atsitiktinumas. You have a Tu purpose. turi tikslą. He planned you. Jis suplanavo tave. He has a purpose for your life. Jis turi tikslą tavo gyvenimui. He has something special that he wants you to fulfill in this life. Jis turi kažką ypatingo, jis nori, kad įvykdytum šiame gyvenime. But in order for that to be fulfilled, Bet tam, kad tai įvyktų, you have to find him. tu turi atrasti jį. You have to choose relationship with him. Tu turi pasirinkti, turėti santykį su juo. He wants relationship with you. That's why you were created. Jis nori bendrauti su tavimi, štai kodėl tu buvai sukurtas. Oh, tell your neighbor, he wants relationship with you. He wants you to know him. Ir pasakyk savo kaimynui, tu turi bendrauti su juo. Dievas nori pažinti tave. And you will never be satisfied in this life till you get to know him. Ir tu niekada nebūsi patenkintas savo gyvenime, kol jo nepažinsi. You will constantly be going around in life with this emptiness. Ir tu suksis po gyvenimą su tuštuma savo viduje. You see it all the time. Mes matome tai visą laiką. People walking around doing things but not really knowing why they're here. Jie žmonės gyvena gyvenimą, daro kažką, bet nežino, kodėl jie gyvena. They try to fill that void with all kinds of things. Ir jie bando užpildyti šitą tuštumą įvairiausiais dalykais. Oh, if I get a good job, the void will be filled. O, jeigu tik gaučiau gerą darbą, šitą tuštumą užsipildytų. If I find me a woman, the void will be filled. O, jeigu tik tai tinkamą moterį surasčiau, tą tuštumą užsipildytų. I need a man. Arba man reikia vyro. I gotta find a man. When I find a man, the void will be filled. Aš kai atrasiu vyrą, ta tuštuma bus užpildyta. If I get that new car, the void will be filled. Jeigu nusipirksiu tą naują automobilį, ta tuštuma If I bus could užpildyta. live in such and such nation, the void will be filled. Jeigu aš galėsiu gyventi tokioje ir tokioje valstybėje, ta tuštuma bus užpildyta. They go from one to another, one relationship to another, all these things trying to fill this void. Jie eina nuo vienų santykių prie kitų santykių, bandydami užpildyti šitą tuštumą. That can only be filled by being in covenant one with God. Ir šita tuštuma užsipildo tik tada, kada tu atrandi santykį sandoroje su Dievu. This world Šis does pasaulis not have what you're looking for neturi to, ko tu ieškai. because you're missing the very purpose of why you were created. Nes tu prasilenki su tuo tikslu, kam tu buvai sukurtas. You were created to be loved by Father. Tu buvai sukurtas, kad būtum mylimas tėvo. That's the way it was in the beginning. Štai kaip buvo pradžioje. He walked in fellowship with his kids. Jisai vaikščiojo bendraudamas su savo vaikais. Everything he created was good for them. Visa, ką jis sukūrė, buvo jiems gera. There was no shame. There was no guilt. There was no sickness. Nebuvo kaltės, nebuvo gėdos, nebuvo ligos. There was nothing bad in this earth except one tiny little thing.
Šioje žemėje nebuvo nieko blogo, išskyrus vieną mažą dalyką. When you look at this entire earth Kai tu žiūri į tą visą žemę and realize it was all good, ir sakai, kad visa žemė buvo gera, except that one thing. išskyrus tą vieną dalyką. There was a tree Buvo medis, called the tree of knowledge of good and evil. kuris vadinosi gėrio ir blogio pažinimo medžiu. And there was a legal reason that was put there. I'm not going to get into that. Ir buvo viena teisinė priežastis, kodėl tas medis buvo patalpintas, aš dabar nenagrinėsiu to. But it also has to do with choice, Bet tai taip pat susijęs su pasirinkimu. will. Valia. There were two trees. Buvo du medžiai, There was a tree of life. buvo gyvybės medis, That was a main tree. tai buvo pagrindinis medis. And there was this little tree called the tree of knowledge of good and evil. Ir buvo tas mažas medis, kuris vadėsi gėrio ir blogio pažinimo medžiu. And the Lord told man, Ir viešpats Dievas pasakė žmogui, don't eat of that tree. nevalgyk nuo šito medžio. And if you do, O jei suvalgysi, you'll be separated būsi atskirtas with a sin nature. nuodėmingos prigimties. There'll be something that will come inside of you and it will break the relationship. Kažkas įeis į tavo vidų ir sunaikins tą santykį, kurį mes turime vienas su kitu. It'll break the peace. Tai sunaikins ramybę. It'll break this confidence that you have with me. Tai sunaikins tavo pasitikėjimą manimi, kurį tu turi. It'll break that flow of love that you and I have. Tai sunaikins tą meilės tėkmę, kuri yra tarp mūsų. So man needed to focus on the good. Tad žmogui reikia susikoncentruoti į tai, kas gera. But there was a devil. Bet buvo velnias And he knew about that tree. ir jis žinojo apie tą medį. And he knew, Ir jis žinojo, if I can get that man to eat that tree, I can get who I am into them. ir jis žinojo, kad jeigu aš galiu priversti žmogų suvalgyti nuo to medžio, aš galiu tai, kas manyje, patalpinti žmogaus viduje. Because the devil hates God, he got kicked out of heaven. Jesus said, I saw the day Velnias nekenčia Dievo, nes jisai vieną dieną buvo išmestas iš dangaus ir Jėzus pasakė, aš mačiau tą dieną, kada jisai buvo išmestas. He has no place there. He can never get back in there. Jam nebėra ten vietos ir jis niekada negalės ten sugrįžti. So instead of going to heaven like he tried to elevate his throne above the throne of God, Ir užuot ėjęs dangun ir bandydamas iškelti savo sostą, kaip kad jis bandė aukščiau Dievo sosto, he said, jis pasakė, I'm going to get the one God created. aš prigausiu tą, kurį Dievas sukūrė. I'm going to tempt that one. Aš sugundysiu tą. God told Adam and Eve Dievas pasakė Adomui ir Ievai, to guard the garden. saugoti sodą. So the moment that the devil showed up, Adam should have said, no. Ir kada tik tai pasirodė velnias, Adomas turėjo pasakyti ne. But he didn't do that. Bet jis to nepadarė. He was supposed to guard the garden. He was supposed to keep the devil out of his home. Jisai turėjo saugoti sodą nuo velnio ir apsaugoti. Because God had given Adam and Eve authority, had given them dominion. Nes Dievas suteikė Adomui ir Ievai valdžią. But what happened? Bet kas įvyko? He came in. Jisai įėjo, He tempted. jisai sugundė He got Adam and Eve to question. ir privertė juos abejoti. Don't you know? Argi jūs nežinote? If you'll eat this, you'll be like God. Jeigu jūs suvalgysite nuo šio medžio, jūs būsite kaip Dievas. That was a lie. They were already like God. They were created in His image and His likeness. Tai buvo melas, nes jie jau buvo sukurti pagal Dievo atvaizdą ir pavidalą. That's what religion does. People follow religions trying to get right with God.
Štai ką daro religija, seka paskui įvairias religijas, bandydami tapti kaip Dievas. They pay money, they do good works, they do all this stuff trying to get right with God. Jie moka pinigus, daro įvairius dalykus, bandydami tapti teisūs Dievo akivaizdoje. Adam ate, Adomas valgė, Eve ate, Ieva valgė and inside ir viduje sin came įėjo nuodėmė and there was a separation. ir buvo atskyrimas. Man ran, Žmogus pabėgo, he hid jis pasislėpė, because of fear. nes baimė. He didn't have fear before. Anksčiau jis nepatyrė baimės. Oh, we're naked. O, mes nuogi. They covered themselves. Jie apdengė save. They were ashamed. Jie gėdijos. And God appeared Ir Dievas pasirodė as the Lord God. kaip viešpats Dievas. He confronted what they had done wrong. Jie konfrontavo juos dėl to blogo, kurį jie padarė. He confronted the serpent Dievas konfrontavo gyvatę and he said this, ir pasakė štai ką. there's going to be one Bus asmuo, that's going to come through a woman, kuris ateis per moterį and devil, ir velniau, he's going to crush your head. jisai sutriuškins tavo galvą. Hallelujah. 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 He's going to crush your head. Jisai sutriuškins tavo galvą. He said, devil, you're going to create problems for that one that comes. Aš sakau, velniau, tu sukursi problemas tiems, kurie ateis. But he said that one that comes is going to blow your head up. Bet tas, kuris ateis, tiesiog sutriuškins tavo galvą. Hallelujah. Hallelujah. In Galatians 3, Laiške Galatams 3 skyriuje, verse 13, 13 eilutėje, the Bible says, Biblija sako, Christ Kristus hath redeemed. atpirko mus. What is that? Ką tai reiškia? Redeemed. Atpirko Back in those times, tais laikais. this word redemption, they understood what it meant. Jie suprato, kas yra atpirkimas. It was the price paid to buy someone out of slavery. Ir atpirkimas tais laikais reikšdavo kainą, kada kažkas buvo išperkamas iš vergystės. Christ hath redeemed us from the curse of the law. Ir raštas sako, kad Kristus atpirko mus iš įstatymo prakeikimo. God did not intend for you and I to be cursed. Dievas nenorėjo, kad mes būtume prakeikti. People say, oh, God is in control. Žmonės sako, o, viską kontroliuoja Dievas. No, he's not. Ne, taip nėra. If he was, he's doing a terrible job in this earth right now. Jeigu tai būtų teisybė, jisai tragiškai atlieka savo darbą šioje žemėje. God put man in charge in the beginning, but man gave it to the devil. Dievas atidavė tą darbą kontroliuoti, kas yra žemėje žmogui, bet jisai pradžioje atidavė šitą dalyką velniui. And that's why we have this curse in this earth. That's why people murder people. Štai kodėl mes turim šitą prakeikimą žemėje ir kodėl žmonės žudo vienas kitą. That's why you have wars. That's why you have bad weather. That's why you have all this confusion, all the bad stuff. Štai kodėl mes turime karą, kodėl mes turime visą tą sumaištį ir visus tuos blogius dalykus žemėje. This whole earth is under that fall of man. Ir visa šita žemė kenčia dėl žmogaus kritimo. Man, Adam, committed the sin of high treason. Ir žmogus, Adomas, iš tikrųjų atliko tai, kas yra valstybinė išdavystė. He broke the relationship. Jis nutraukė tą ryšį. You understand? Suprantate? He's not your problem.
Tai God is not your problem. Dievas nėra tavo problema. Tell your neighbor, he's not your problem. Pasakyk, Dievas nėra tavo problema savo kaimynui. He's love. Jis yra meilė. It's not his fault. Tai ne jo kaltė. It's not his fault. Tai ne jo kaltė. It was our fault. Tai mūsų kaltė. We're the ones that brought this stuff in. God warned us in the beginning. Mes visą tai sukėlėme, Dievas pradžioje to nenorėjo. And the Bible says because of what he did, all have sinned and come short of the glory of God. Ir dėl to, ką Adomas padarė, Biblija sako, kad visi nusidodėjo ir stokoja Dievo šlovės. But there's good news. Bet yra geroji naujiena. Oh, tell your neighbors there's good news. Bet pasakyk kaimynui, yra gera naujiena. Tell your neighbor there's good news for you. Pasakyk kaimynui, yra gera naujiena tau. There's good news. Pasakyk, yra gera naujiena I'm tau. here to give you good news. Hallelujah. Mes atėjom, kad duotume jums gerų naujienų. Christ hath redeemed us from the curse. Kristus atpirko mus iš prakeikimo. The law gives us clarification of what that curse is. Ir įstatymas, Dievo įstatymas duoda apibrėžimą, kas yra tas prakeikimas. Three things. Trys dalykai. And these three things are linked to the curse. Ir šitie dalykai yra susiję su prakeikimu. Did we lose him, Vitus? Man atrodo, garsas dingo. Vaidai, hello. I'm not hearing any microphone from him. Nėra garso. Christ hath redeemed us. Kristus atpirko mus. There we go. Three things. Tad yra trys dalykai. Poverty. Skurdas. Poverty. Skurdas. Poverty. Skurdas. God doesn't want you poor. Dievas nenori, kad tu skurstum. What? Ką? That's why he put the gold in the ground. Štai kodėl jisai patalpino auksą žemę. That's why he put the silver in the ground. That's why he put the precious stuff in the ground. Štai kodėl jisai patalpino sidabrą ir brangakmenių žemėje. I mean, wouldn't that be crazy to put all this stuff in the ground for man and then tell man he can't have it? Jisgi nesukūrė viso to ir neįdėjo į žemę, kad pasakytų, ne, va šito teo neimkit. So tell your neighbor he wants you doing good. Tad pasakyk savo kaimynui, jis nori, kad tu klestėtum. And tell your neighbor he wants you enjoying what he created. Ir pasakyk savo kaimynui, jis nori, kad tu mėgautumėsi tuo, ką jis sukūrė. And tell your neighbor he wants you blessing other people with it. Ir pasakyk, jis nori, kad tu palaimintum tuo kitus žmonės. Hallelujah. Hallelujah. Secondly, Antra, sickness. liga. There was no sickness. Nebuvo ligos. Sickness came because of the curse. Ir liga atsirado dėl prakeikimo. It came because of the curse. Liga atėjo dėl prakeikimo. That's where it came from. Štai kur jos šaknis. God did not create you to be sick. Dievas nesukūrė tavęs, kad tu būtum sergantis. He created you to be well, to be healthy. Jis sukūrė tave, kad tu būtum sveikas. He's redeemed you Jis atpirko tave from the curse. nuo prakeikimo. And most importantly, he has redeemed you from being a sinner. O svarbiausia, jis atpirko tave nuo to, kad tu būtum nusidėlis. Oh, that's very important. Tai labai svarbu. It says, Christ hath redeemed you from the curse of the law, for it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Nes parašyta, kad Kristus atpirko mus iš įstatymo prakeikimo, nes parašyta, prakeiktas kiekvienas, kuris kabo ant medžio. What? Ką? Anyone that hung on the tree, they were considered by the Jews, by the Romans, cursed. Žydų ir romėnų, visi, kurie kabėjo ant medžio, buvo laikomi prakeiktais. So when Jesus hung on the tree, Tad kai Jėzus kabėjo ant medžio, was he cursed? jis buvo prakeiktas? The Bible says he was. Biblija sako, kad jisai buvo. What do you mean? Ką tu turi omeny?
He didn't do anything wrong. Jis nieko blogo nepadarė. He never sinned. Jis niekada He nenusidėjo. always got people healed. Jisai išgydydavo žmonės. He always walked in love. Jis visada mylėjo. He did everything perfect. Viską darė tobulai. Oh, it goes even deeper than that. In John 3, John writes and says that he became the serpent on the pole. Ir tai net giliau, nes Jono 3:14 sakoma, kad jisai tapo ant kryžiaus gyvate. What? Ką? A serpent? Gyvate? Yeah, it's in the Bible. Taip, tai Biblijoje. John 3:15, it's in the Bible. Jono 3:14, tai Biblijoje. Jesus, Jėzus, the one that did no wrong. kuris nesukėlė jokių problemų. He became the serpent? What do you mean, preacher? Blasphemy, I'm out of here. Jis nepadarė nieko. Pamokslininkė, ką tu turi omenyje? Acts 2 even tells us he went to hell. Netgi raštas sako, jis nuėjo į pragarą. What, preacher? Pamokslininkai, ką tu čia sakai? Peter preached it on Pentecost. Petras pamokslavo apie tai sekminių dieną. David prophesied it. Dovydas apie tai pranašavo. What do you mean? Ką tu turi omenyje? Here's the point. Štai ką mes mė. Redemption. Atpirkimas. Look at your neighbor and say redemption. Pažvelk į savo kaimyną ir pasakyk. Atpirkimas. Redemption is about Atpirkimo esmė štai kame. Jesus taking our place Jėzus užėmė mūsų vietą, in our fallen condition, mūsų kritusioje padėtyje, that we can have relationship, the same relationship he had before the cross. kad mes galėtume turėti tą patį ryšį, tą patį santykį su Dievu, kaip kad jis turėjo su juo prieš kryžių. The Bible says he was made sin with our sin. Hallelujah! Ir Biblija sako, jis buvo padaręs nuodėmę, mūsų nuodėmę dėl mūsų. When he was in this earth, he always called God Father, Father, Father. Nobody had done that before. Jis prieš tai vadino Dievą savo tėvą, ko niekas anksčiau nebuvo daręs. But he shows us Bet tai rodo mums, what it means to be in relationship with a loving Father. ką reiškia būti santykėje su mylinčiu tėvu. Tell your neighbor, God wants you to have the kind of relationship with him that Jesus had. Hallelujah. Sakyk savo kaimynui, Dievas nori, kad turėtum tokius pat santykius su Dievu, kokius turėjo Jėzus. But in order for that to take place, that sin has to go. Bet tam, kad tai vyktų, turi pasitraukti nuodėmė. Yeah, but preacher, I'm trying so hard to live right. O, pamokslai, bet aš taip stengiuosi gyventi teisingai. I promise you, no matter how hard you try to live right, you're not doing it perfect. I promise you. Aš tau pasakysiu, kiek tu besistengtum tobulai, tau nesigauna. You can't do it the way he did it Tu negali padaryti, kaip kad darė jisai. because you still got that nature. Nes tavo viduje tebėra ta prigimtis. And that's why the Bible says, Ir štai ką sako Biblija. you must be born again. Tau reikia gimti iš naujo. It's a birth. Tai gimimas. To become a son, it's a birth. Kad taptum sūnumi, tau reikia gimti. To become a child of God, it's a birth. Kad taptum Dievo vaiku, tau reikia gimti. Jesus took those stripes on his body. Jėzus prisėmė tas žaizdas į savo kūną. And the Bible says, by his stripes ye were healed. Look at your neighbor and say, you've been healed. Ir Biblija sako, kad jo žaizdomis tu buvai išgydytas. Pasakyk savo kaimynui, tu buvai išgydytas. Hallelujah. Hallelujah. He healed and then he took the sickness. Jisai išgydė ir pasėmė nuodėmę. He forgave and then he paid for the sin. Hallelujah. Jis atleido, o po to sumokėjo už nuodėmę. And I got news for you. Ir turiu naujienų tau. The Bible also teaches that he was rich. Ir taip pat Biblija moko, kad Jėzus buvo turtingas. He became poor. Jis tapo vargšas. When he hung on that cross, becoming the curse, he was stripped of all good. Kai kada jisai kabėjo ant to kryžiaus, nuplėštas nuo jo buvo visa kas gero, jisai buvo vargšas.
You see, that cross represents that bad tree that Adam and Eve ate from in the beginning. Ir kryžiaus medis iš tikrųjų simbolizuoja tą medį, nuo kurio valgė Adomas ir Ieva pradžioje. Jesus gave up the life, Jėzus atidavė savo gyvybę and he took your sin. ir pasiėmė tavo nuodėmę. Come on. He took your sin. Jis paėmė tavo nuodėmę. Tell your neighbor he took your sin. Pasakyk savo kaimynui, jis paėmė tavo nuodėmę. He took your sin. Jis paėmė tavo nuodėmę. He did. Jis tai He padarė. took your sin. He took your sin. Jis pasiėmė tavo He nuodėmę. took it. Jis pasiėmė tai. I couldn't get rid of it. Aš negalėjau jos atsikratyti. You couldn't get rid of it, sir. Ir tu taip pat negalėjai. Great to see you today. Malonu tave matyti šiandien. Man, you're a tough guy. Tu kietas vaikinas. But you couldn't get rid of that sin. I couldn't get rid of my sin. Bet tu vis tiek negalėjai atsikratyti tos nuodėmės, aš taip pat negalėjau. Oh, we tried, didn't we? Mes bandėme, Lord, tiesa, I tell you. aš sakau jums. But no matter how hard we try, Bet nepaisant, kaip mes besistengtume, we can't get rid of it. mes negalime to atsikratyti. So God knew Tad Dievas žinojo, that he had to come in a body kad jis pats turi ateiti kūne and take our place. ir užimti mūsų vietą. And when Jesus hung on that cross, Kai Jėzus kabėjo ant to kryžiaus, he had emptied himself of his perfect life. jis turi ištuštinti save nuo savęs ir to tobulo gyvenimo. Remember, he said, Atsimenate, jis pasakė, I lay my life down, aš atiduodu savo gyvenimą but I'm going to take it back. ir galiu susigražinti. Hallelujah. He's going to take it back. Aš galiu jį susigražinti. When he died, Kai jis numirė, he knew he was going to take it back. jis žinojo, kad jis jį atsiims. His life, Jo gyvenimas, this perfect life. jo tobulas gyvenimas. I did not live a life without sin. Aš negyvenau gyvenimą be nuodėmės. And I'll tell you something, Ir aš pasakysiu jums kai ką. some of you were good sinners and some of you were bad sinners, but you were Kai all kur- sinners. Jūs kai kurie iš jūsų buvote geri nusidėliai, kai kurie buvote blogi nusidėliai, bet visi buvote come on. nusidėliai. Nagi, We don't want to hear your stories. Hallelujah. mes galėtume paklausyti jūsų istorijų. Some of you tried so hard to live right, you couldn't do it. Others of you just said, forget it. I'm just going to go for the devil. Kai kurie iš jūsų bandėte iš visų jėgų gyventi teisingai, kurie pasakėt, ai, nieko, aš eisiu su velniu. But when Jesus was on that cross, Bet kai Jėzus buvo ant to kryžiaus, he took our sin. jis prisėmė mūsų nuodėmę, He took our sin. jis prisėmė mūsų nuodėmę. And he cried, Ir jis šaukė, my God, mano Dieve, my God. mano Dieve. Before it was Father, but on the cross, my God, Iš prieš tai sakydavo, tėve, o ant why kryžiaus have you pasakė, Dieve, forsaken me? kodėl mane palikai? Why? Kodėl? He was taking our sin. Jis pasiėmė mūsų nuodėmę. He was separated. Jis buvo atskirtas. He was experiencing this void that people in the world have when they don't know God. Ir jis patyrė tą tuštumą, kurį patiria žmonės, kai jie nepažįsta Dievo. That spiritual connection with Father was broken. Tas dvasinis ryšys, kuris jungia jį su tėvu, buvo nutrauktas. And he went to hell Ir jis nuėjo į pragarą, to pay the penalty. kad sumokėtų kainą. Your penalty. Tavo kainą. Yours. Tavo. Yours. Ir tavo. Yours. Ir tavo. Yours. Ir tavo. Mine. Mano. He did it for us. Tai jis padarė tai dėl mūsų. God, the judge, said, I'm satisfied Ir galų gale Dievas teisėjas pasakė, aš patenkintas, that my perfect son took their place. kad mano tobulas sūnus užėmė jų vietą. And the moment that the price, listen to this, of Paklausyk šito. redemption was paid, Ir tą akimirką, kai atpirkimas buvo įvykdytas, he came out. jisai išėjo. He took his life back. Jis atsiėmė savo gyvenimą. He said, here. He said, here. Jis yra čia. I want to share one thing and we're going to end. Aš noriu pasidalinti vienu dalyku ir mes baigsime. This is so powerful. Tai taip galinga. This word redemption. Tas atpirkimo darbas. They understood. Jie suprato, kas tai yra. Because back in that time, Nes tais laikais
There were slaves. buvo vergai. What a bad way to live. Ir vergu nebuvo lengva būti. God did not intend for man to rule over other people like animals. Ir Dievas nenumatė, kad žmonės valdys kitus žmonės kaip gyvulius. We are not animals. Mes ne gyvuliai, We're people. mes žmonės. We're different than animals. Mes skiriamės nuo gyvulių. We're not another type of an animal. We are people. Mes nesame dar viena gyvulių rūšis, mes esame žmonės. You understand? Suprantate? Back then, Tada there were slaves. buvo vergai. Slaves. Vergai. You bought people like you buy a tractor. You're a combine seller. Tu galėjai nusipirkti žmogų, kaip tu dabar galėjai nusipirkti traktorių ar kombainą. I used to run the kind of combines he sells. Aš iš tikrųjų dirbau su kombainais, kuriuos kad jis pardavinėjo. You understand? Suprantate? You understand? Suprantate? I'm sorry. Aš atsiprašau. Oh, sometimes people from Africa try to call me, Kartais žmonės iš Afrikos bando man paskambinti, not realizing the time change. nesusivokdami koks laikas. You're not an animal. You're not a machine. Tu nesi mašina ir tu nesi gyvulys. And back then, O tada there were what's called slave buyers. buvo tie, kurie pirkdavo vergus. Buyers. If you were a slave buyer, Žodžiu, jeigu buvai tas, kuris pirkdavai vergus, you would go before the auction. tu eidavai į aukcioną And you had a chance to look at the slaves. ir tu galėjai apžiūrėti vergus. You could look at their teeth. You said, open your mouth. Tu galėdavai pasakyti, atsižiok, noriu pažiūrėti tavo You got some gold in there. Hallelujah. dantis, o šitas turi auksinių dantų. Man, that's a way to wear gold. But they wanted to make sure that the slave could eat good. Jie norėjo būti įsitikinę, ar tie vergai galės gerai valgyti. They would beat them with a whip Jie rimbu jos daužydavo, because they wanted to see how that slave would respond to the whip. nes jie norėjo žinoti, kaip jie reaguos į rimbą. They didn't want a rebellious slave. They wanted somebody that they could control. Jie nenorėjo tų maištingų vergų, jie norėjo vergų, kuriuos galės kontroliuoti. They wanted them strong. They eat. They were controllable. Jie norėjo tų stiprių, kurie gerai gali valgyti ir kuriuos galima kontroliuoti. So that was a slave buyer. Tad toks buvo tas vergų pirkėjas. Every once in a while, Ir retkarčiais there was a slave buyer tas būdavo vergų pirkėjas, that was different. kuris buvo kitoks. They called this slave buyer a love slave buyer. Ir tai buvo meilės vergų pirkėjas. He didn't have to go look at all the slaves. Jis nežiūrėdavo į visus vergus. No. Ne? He would come to the auction. Jis nueidavo į tą aukcioną. Who wants to buy this slave? Stand up. Aš norėčiau va tokį nusipirkti vergą. Careful. Who wants to buy this slave? Va tokį. People would raise their hand. Ir jie klausdavo, kas nori, kad nupirkčiau. Žmonės pakeldavo rankas. And there was one. Ir buvo vienas. I'll buy it. I'll buy that slave. Nupirkim šitą vergą. Come here. Ateik. Are you stuck? Ar tu užstrigai? All right, we'll buy your wife. Žmona. Stand up. Atsistok. O, All right. gerai. I buy her. Perku ją. Lift your hand. Pakelk savo ranką. Who wants to buy this slave?
kas nori People pirkti. bid. Ir jie siūlydavo savo kainas, But there's this one. bet yra vienas. He outbids them all. Come on. Jisai duoda didžiausią kainą. Come on. You get up here, you stand here. All right. Gerai, Who wants to buy this one? kas šitą nori Stand nupirkti? up. Atsistok. They're all bidding. Yeah. Then there's that Aš one. tiek. Ir vienas duoda didžiausią kainą. Come on. Na, Get gerai, up. teik čia. Get up here. All right. Gerai, Who wants to buy this one? o kas šitą nori nupirkti? Come on. Come on. Stand up. Stokį. So they're all bidding. Yeah, we buy her. Mes tiek duodam, tas tiek duodam. And the price keeps going higher. Ir kaina vis kyla. And there's that one. Yra tas vienas. He's always outbidding everybody. Come on. Jis visada visus You come perspjauna. on too. Tu taip pat. We're just going to buy you both. Abidvi nupirksime. Come on, Mr. Gold Teeth, come up here. Ateik čia auksą dantį. And the people are shocked Ir žmonės šokiruoti. because by the time that the thing is over, he's bought everybody. Nobody can outbid him. He's got all the money. Ir kai auksinas jau baigėsi, mes matome, kad jisai nupirko visus vergus. The slaves are, well, I tell you what's going on here. Ir vergai sako, kas čia vyksta? He bought us all. Jis mus visus nupirko. Just say it. Say this. Like, he bought us all. Pasakykit, jis nupirko mus visus. Say it. You're like, oh, look at it. Jūs tokie. He bought you, Mr. Goldman. Man. Jis auksidantį tave nupirko. He everybody's in the same. Come on. Visi viename būryje. Come on. Follow Nagi, me. eikim, dabar eikit paskui. Paskui. Come on. I know we're packed in here, but Aš žinau, kad čia. and they're wondering what's going on. Ir jie galvoja, kas čia vyksta? Who is this guy? This is a different one. Kas čia per vaikinas, čia kažkoks kitoks. He takes them, Jis paima juos, he talks to them, kalba jiems and he said, I want you to know, ir sako, žinot, aš noriu, kad jūs žinotumėte, I bought you aš nupirkau juos, because I see you different than an animal. aš matau, kad jūs skiriatės nuo gyvulių. I see every one of you important. Aš matau, kad kiekvienas jūsų svarbus. And I don't see any different than anyone else. Ir jūs nėra, jūs visi skirtingi. And he said, Ir jis sako, I set you free. aš paleidžiu jūs į laisvę. Hallelujah. Aleliuja. That's what Jesus did. Štai ką padarė Jėzus. He paid your price Jis sumokėjo kainą už tave and he set you free. ir paleido tave į You're laisvę. no longer a slave when you come to God under the sin of this world. Tu nebesi jau vergas kaip kad žmonės, kurie prislėgti And nuodėmės the šiame pasaulyje. domination of a very bad master, the devil. He's no longer your Lord. Jesus becomes your Lord and he sets you free. Ir tavęs nebevaldo šėtonas, tave valdo Jėzus ir jis tave paleidžia į laisvę. For God so loved the world Nes Dievas taip pamilo pasaulį, that he gave his only son, kad atidavė savo viengimį sūnų, that whosoever believeth in him kad kas tiki juo should not perish, nepražūtų, but have everlasting life. bet turėtų amžiną gyvenimą. You get the life in you Tu gauni į savo vidų gyvenimą, that he had in him kuris buvo jame, and the relationship with your Father, ir santykiai su savo tėvu. God as your Father. is Su Dievu kaip established. savo tėvu. Ir And you come atstato. in covenant with him. Tu tampis žmogus, kuris yra sandoroje su juo. The curse is broke Prakeikimo nebėra. and you're blessed. Ir tu esi palaimintas. Who wants that today? Kas to šiandien nori? Oh, come on. Nagi, Ask your neighbor, paklaus savo kaimyną. do you want that? Ar nori to? Ask your neighbor, Paklaus savo kaimyną. do you know that you have that? Do you want Jesus today? Paklaus, ar tu nori Jėzaus šiandien?
None of us have to go to hell. Jesus paid the price, but we've got to accept him as the answer. Nei vienas iš mūsų neturime eiti į pragarą, nes Jėzus jau sumokėjo kainą už mus. Jis sumokėjo kainą. It's a simple decision. Tai paprastas sprendimas. Who wants that today? Kas to šiandien nori? You have never made that decision. Aš klausiu, kas niekad Where neapsisprendė you say, atiduoti savo gyvenimą? Jesus, I believe in you. Kas niekad nepasakė, Jėzau, aš tikiu tavim. I want you to lift your hand right now. We're going to pray for you. Pakelk savo ranką, jeigu tu esi tas žmogus. Ir You mes have melsime. to make your own decision. Tu turi pats asmeniškai apsispręsti. I made it. Aš nusprendžiau tai asmeniškai. I knew what I was doing. Aš žinau, ką aš darau. Somebody explained the same thing, Kažkas paaiškino man tą patį dalyką. but I made it. Ir aš padariau tą sprendimą. Hallelujah. Alleluja. If you've never made that decision, today is your day. Jeigu tu niekad neapsisprendėjai sekti Jėzumi, Maybe you šiandien could- tavo diena. Maybe you could play some music for us. Galbūt. Hallelujah. Who wants Jesus? Kas nori Jėzaus? Who's tired of being unsatisfied inside, walking around in this life with void in their heart? Kam nusibodo gyventi tą gyvenimą su tuštuma viduje? You're looking Tu and ieškai looking. ir ieškai. Drugs won't do it. Alcohol won't do it. Another woman won't do it. Narkotikai nepadės numalšinti to troškulio viduje, alkoholis nepadės, dar viena moteris nepadės. The world has a selfish love, Pasaulis turi savanaudišką meilę, but God has a giving love. bet Dievas teikia meilę. This is your day. Šiandien tavo diena. Ask your neighbor, Paklaus savo kaimyną, do you have Jesus in your life? ar turi Jėzus savo gyvenimą? Do you want him? Ar nori jo? And if your neighbor says no, Ir jeigu tavo kaimynas sako ne, you ask him, you say, neighbor, do you want him? paklaus kaimyno, ar tu nori. And I want you to come up here. I want to pray with you. Ir jeigu tu nori atiduoti savo gyvenimą Jėzui, ateik į priekį, aš noriu melstis už tave. I want to pray with you. Aš noriu melstis su tavimi. We won't embarrass you. Mes nenorime We sunepatoginti. love you. God loves you. Mes mylime jūs, Dievas myli jūs. If you brought somebody and they're coming, come up with them. Jeigu tu atsivedai kažką, Thank tai you, sir. ateik su tuo žmogumi. Thank you. Ačiū. Just stand right here with me. Who wants to be with this guy? Kas nori būti su šito vaikinu? You never asked Jesus to come into your heart. Tu niekada neprašei, kad Jėzus ateitų į tavo gyvenimą, į tavo Today širdį. is your day. Šiandien tavo diena. You heard the message. Tu išgirdai žinią. Thank you, lady. Come on. Ačiū, moterija. We love you. Jis myli jūs. And we're going to pray for you today, too, for healing. Mes taip pat melsime už jūsų išgydymą šiandien. Who else? Kas dar? You can just help her come forward. Galite Hallelujah. padėti jai ateiti. Who else? You want to stand with these two? Kas dar nori stovėti šiandien su šiem dviem? Everybody has to make their own decision. Kiekvienas turi apsispręsti asmeniškai. Yeah, but my parents, they're Christians. Mano tėvai krikščionys. There are no grandchildren in heaven. Danguje nėra anūkų. You don't get there on somebody else's relationship. You have to make your own decision. Tu negali patekti į dangų dėl kažkieno tai santykio su Dievu, tu turi pats asmeniškai apsispręsti. You make the decision. Tu turi asmeniškai nuspręsti. God gives you the opportunity Dievas suteikia tau progą to come free from that sin. ateiti ir būti laisvam nuo tos nuodėmės. It's not an action issue, it's a nature issue that came because of Adam. Tai poelgio esmė, bet tos prigimties esmė. That's what Jesus took. Štai ką Jėzus prisėmė. Hallelujah. Who else today? Kas dar šiandien? Hallelujah. Hallelujah. Ar yra drąsių žmonių? Hallelujah. Alleluja. I sense the healing power beginning to move. Hallelujah. Aš jaučiu, kaip pradeda judėti gydantį jėgą. Oh, hallelujah. Holy Spirit. Šventoji dvasia. Hallelujah. Alleluja.
Just Ačiū tau, Jėzau. somebody, the power of God's moving in your back and in your shoulder area here. Ah. down here. Kažko nuo kūne Dievas juda tavo nugaros ir tavo pečio srityje. Thank you, Lord. I knew it was you. O, I was going to žinau, tell kad you, God's doing a work in your back right now. Dievas tiesiog daro darbą jūsų nugaroje. Thank you. Ačiū tau, Viešpatie. All right, come on over here with this lady. Let's pray with you. Let's Gerai, get these. pasimelskim čia. We're going to pray salvation for these two today. Mes pasimelsim šitų dviejų Anybody išgelbėjimų. else? Ar dar kas nors? You want to pray with us right before we pray? Gal dar nori kas nors prisijungti? These are precious people. Tai brangų žmonės. Precious people. Brangų žmonės. There's more coming. All right, I thought so. Aš taip ir I galvoju. was hoping so much you would come forward. Aš taip vyliausi, kad jūs išeisite. I really sense for you to come to Jesus today. Aš jaučiau, kad jums reikia ateiti šiandien pas Jėzus. I'm so glad. Taip džiaugiuosi. We love you. Mes mylime jūs. God loves you. Dievas jūs myli. Anybody else, you want to boldly say, I believe in Jesus today. Ar dar kas nors nori drąsiai pasakyti, aš tikiu Jėzumi šiandien. He was not ashamed to hang on that cross naked. Jis, For you. jis nesigėdėjo kabėti ant to kryžiaus nuogas dėl tavęs. But you got to lay your stinking pride down. Bet turi padėti į šalį tą savo smirdantį išdidumą. Because that's what it is. Nes būtent taip ir yra. Pride will keep you from receiving Him. Išdidumas neleis tau priimti jį. Pride will take you straight to hell. Išdidumas numes tiesiai į pragarą. And I have to say it that way because that's what it is. Aš turiu tai pasakyti, nes būtent taip ir yra. God loves you. Dievas myli tave And He doesn't want you to go there. That's why He sent Jesus. ir jis nenori, kad tu nueitum į pragarą. Štai kodėl jis atsiuntė Jėzų. But you have to lay that down and say, Jesus, I believe in you. My life belongs to you. Bet tau reikia atidėti į šalį savo išdidumą ir pasakyti, Jėzau, aš tikiu tavim, man reikia tavęs. And you're going to get good. He's good. He loves you. Ir tau bus gerai, jis myli tave. I tell you, God is great. Aš pasakysiu, Dievas nuostabus. I wouldn't trade my life for nothing, I tell you. Aš už nieką neiškeiščiau jo savo gyvenime. No way. Jokių būdų. Do you have problems? Ar tu turi problemų? Oh, yeah, we have problems sometimes, but you know what? He helps us. Hallelujah. Taip turiu, bet jisai mus padeda. He's there for us. Jis už mus. We're living in a fallen world, but we have Him in us to live in this world, and it's amazing. Vis viename kritusiame pasaulyje mes turime jį savyje, kad galėtum visą tai pakelti ir išgyventi. So I feel like there's one more God's tugging here. Ir aš jaučiu, kad Dievas turi dar vieną žmogų, kuris turi išeiti čia į priekį. Come on, just lay it down. Come up here Tiesiog atidėk tai į šalį ir išeik į priekį. and pray with us today. Ir melskis su mumis šiandien. I used to go to the prison, 8 years of prison ministry. I saw the hardest criminals break and bawl like babies and give their life to Jesus. Aš 8 metus vaikščiodavau į kalėjimą ir mačiau pačius labiausiai užkietėjusius nusikaltėlius, ateinant pas Dievą ir atiduodant savo gyvenimus jam. I'm talking about real. Aš kalbu apie kažką, kas tikra. And I saw some of those hardened criminals become some of the happiest people, even more happy than people outside the prison. Ir aš mačiau, kaip tie užkietėję nusikaltėliai tapdavo patys laimingiausi žmonės ir dar net laimingesni už tuos, kurie buvo laisvėje. They finally found the answer. Nes jie galų galia atrado atsakymą. Hallelujah. Aleliuja. Thank you, Lord. Ačiū tau, Viešpatie. We thank you for what you're doing in his back today, Dėkoju už tai, kad tu darai jo nugaroje šiandien. that all this pain is gone. Kad visas tas skausmas dingo. And in the knee too. Jesus' name. All right, one more chance. Who else? Anybody else you want to come up and pray this prayer today? Dar vienas proga. Kas dar nori ateiti čia ir melstis su mumis? Holy Spirit, move in this place. Šventoji dvasia judėk šioje vietoje. Show the love, the goodness of God. Rodyk Dievo gerumą tam žmogui. Hallelujah. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. Aleliuja. Hallelujah. You're ready to pray? Pasiruošęs melstis? That's awesome. Anybody Awesome. else? Dar kas nors?
Say, well, I'm just not sure. Jeigu tu nesi užtikrintas, What I mean by that, you don't know of a time where you specifically prayed and received Jesus as your Savior. That's what I'm talking about. I'm not talking about going to church or any of those things, but you don't know of a time where you prayed and received Jesus yourself. tu neatsimeni, aš turiu minėti, aš nekalbu apie tai, kad tu buvai kažkada bažnyčiai, bet apie tai, kad tu neatsimeni tos akimirkos, kai tu meldėsi ar atidavai savo gyvenimą Jėzui. You need to be able to have a time where you absolutely know you prayed and received Him as your Lord and Tau Savior. reikia būti ištikrintam, kad tu turi, žinai, tą laiką, kada tu meldėsi ir atidavai savo gyvenimą Jėzui. And if you don't know that, Ir jeigu neatsimeni tokio laiko, you're the one. tai tavo metas. Oh, I'm so glad. Aš taip I džiaugiuosi. really felt God working on you. Hallelujah. Aš tik tai jaučiau, kad Thank you, Dievas Jesus. dirba su jumis. We love you. Mes Anybody mylime else? tave. Dar kas nors? Anybody else? Dar kas nors? Hallelujah. Aleliuja. Thank you, Lord. Ačiū viešpatie. Now, if you've already prayed, you don't have to come up here. You've already prayed. You were even baptized in water. Jūs jau meldėtės ir net buvote pakrikštyta vandenyje. We love you, man. Mes, But see, mamytė, mes jūs mylim. sometimes that happens. The Holy Spirit is pulling, man. But you can be with us. Galite, aišku, pastovėti su mumis. You got some nice gold teeth, too. Jūs taip pat turite gražių auksinių dantų. Man, you guys put gold in your teeth around here. That's awesome. Pretininkė, kad jūs tiek prifarširuojate savo burnas auksu. Got one more? One. Wait. Oh. Him? Where? He's a catcher. You're a catcher. He's got one of these things. Anybody else, for sure? You want Ar to make dar kažkas. Tu nori turėti užtikrintumą. you? You too? Tu taip pat? How old are you? Kiek tau metų? 11? Wonderful. That's awesome. 11, nuostabu. Wow, that's awesome. Nuostabu. Anybody else? Dar kas nors? All right, here we go. Gerai. Thank you. Ačiū tau viešpatie. Hallelujah. This guy doesn't need to go. He's on the first row. God loves you, sir. Jis taip tave myli. You want to pray today too? Nori taip pat melsti šiandien? Yep. He said yep. Jis pasakė taip. Thank you. Ačiū. I want to give you a big old hug. Noriu labai tave apkabinti. We love you, sir. Pone, mes mylim tave. Oh, thank you, Jesus. Ačiū Jėzui. God, what a work. Kas per darbą. What a work. I tell you what, somebody's been praying for you Matyt, kažkas tai meldėsi už tave. for quite a time. Kurį laiką. Today's your day. Šiandien tavo diena. I don't know who you are, but I just had that in my heart to tell you. God loves you. Dievas myli tave. Hallelujah. God. Thank you, Jesus. Wow. Ačiū tau Jėzui. Anybody else? Dar kas nors. See, look, Pažiūrėk. all these different people. Visi šitie skirtingi žmonės. Jesus died for us all. Jėzus numirė už mus visus. He didn't say, let me see your teeth, let me do this, that. Jis nepasakė, na, parodyk dantis. We all come to him the same. Mes visi ateiname vienodi pas jį. The same. Vienodi. We all need him. Mums visiems jo reikia. And we receive him. Ir mes priimame jį. And then our whole life changes. Ir mūsų visas gyvenimas keičiasi. Thank you, Lord. Ačiū viešpatie. All right, we're going to pray. Gerai, mes melsime. One last chance. Paskutinis šansas, paskutinė proga. Hallelujah. Aleliuja. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie.
Ačiū Jėzau. Thank you, Jesus. Ačiū Jėzau. Oh, somebody, you're getting healed all in this area right here. Kažkam Dievas gydo juosmenį. Strėnas. Thank you, Jesus. Ačiū. There's a heart issue in here today too. Taip pat Dievas yra kažkas, kas turi problemų su širdimi. When you leave this place, Kai tu išeisi iš šitos vietos, everything is gone. viskas bus sutvarkyta. A new heart. You? Nauja širdis. Sometimes it happens. You're standing by people and the Holy Ghost. Kartais tai būna, kad tu sėdi, stovi tiesiai prie to žmogaus, kuris turi tą problemą. Thank you, Lord. Ačiū tau viešpatie. Holy Ghost, just clean that stuff out in Jesus' name. Šitoji dvasia išvalyk, kas reikia išvalymo. We've had many people with heart issues healed. Aš mačiau, kaip daugybė žmonių su širdies problemomis išgyja. Hallelujah. Oh, there's a power of God. Ooh. All right, let's pray with these here Pasimelskime su šiais čia for salvation. dėl jų išgelbėti. I'm going to give you a hug too, okay? Aš tave taip pat noriu apkabinti. God bless you. Dievas Really, te God. palaimina We tave. love you. Mes mylime tave. We love you. Hallelujah. All right, let's pray Gerai, together, okay? pasimelskime visi kartu. Today's a new day. Šiandien nauja diena. It's a new day. Šiandien nauja diena. Hallelujah. So pray this with me. Pasakykite garsiai visi. Jesus, Jėzau, I believe in you. aš tikiu tavimi. I believe Aš tikiu, that you died for me. kad tu numirei už mane. You took my sin Tu pasėmei mano nuodėmes on the cross. ant kryžiaus. Jesus, I thank you. Jėzau, aš dėkoju tau. I thank you. Aš dėkoju tau. You did what I couldn't do. Tu padarai, ko aš negalėjau. You took my sin. Tu pasėmei mano nuodėmę. Jesus, you took my place. Jėzau, tu užėmei mano vietą. You went to hell as a sinner for me. Tu nuėjai į pragarą kaip nusidėjėlis už mane. So that I don't have to go there. Kad man nereiktų ten eiti. Jesus, you allowed the relationship between you and God to be broken. Jėzau, tu leidai, kad santykis tarp tavęs ir tėvo būtų nutrauktas. To experience what I am as a sinner. Kad patirtum tai, kas aš esu kaip nusidėjėlis. You took my sin. Tu pasėmei mano nuodėmę. Jesus, Jėzau, you raised from the dead. tu prisikėlei iš numirusių. I believe that. Aš tikiu tuo. Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. Jėzau, aš priimu tave kaip viešpatį ir gelbėtoją. Now, Father, Dabar tėve, the sin is gone. nuodėmės nebėra. I've accepted your forgiveness. Aš priimiau tavo atleidimą. I've received your life. Aš priimiau tavo gyvenimą. Jesus, I call you my Lord. Jėzau, tu mano viešpats.
I am now born again. Dabar aš esu gimęs iš naujo. God, you live in me Dieve, tu gyveni manyje. with your life. Su savo gyvybė. I'm now a Christian. Aš dabar esu krikščionis. I'm in your family, Aš esu tavo šeimoje. and you're my father. Ir tu esi mano tėvas. I'm your child. Aš esu tavo vaikas. Amen. You just got born again. Jūs ką tik gimėte iš naujo. You're brand new, sir. Pone, jūs esate visiškai naujas. You're brand new. Jūs esate visiškai nauja. Hallelujah. You're brand new. Tu esi visiškai nauja. You're brand new. Jūs esate visiškai nauja. You're brand new. Visiškai naujas. Visiškai nauja. You're brand new. Welcome to the family of God. Sveika atvykus į Dievo šeimą. Hallelujah. Let's give him a hand. Hallelujah. Paplokime jiems. Hallelujah. 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 You got some more sons and daughters. You got some more brothers and sisters. All right. Who needs healing? Kam reikalingas išgydymas? Hold on one second. Atsiprašau, vieną akimirką. Tell me what's going on with your back. Kaip ten su ta nugara? Better. Hallelujah. Is Geriau. everything gone? Ar viskas jau ten išgijo? Yeah. I understand. Wow. You know what? You know what? Sako, aš jaučiuosi tuščias, nes surūkydavau, kad užpildžiau tą tuštumą 2 pakelius cigarečių. God just cleaned you out. Dabar ką tik tai Dievas jūs išvalė. And you're brand new. Ir dabar esate visiškai naujas. And He's going to be there to help you. Ir Jis padės. And I see you free from all that stuff. Ir aš matau jūs laisvę nuo viso to. And you're going to start really living. Pradėsite visiškai gyventi. As you Tikrai grow gyventi. in your new walk with Him, Bus visiškai naujas gyvenimas su juo. you're going to start living. Pradėsite gyventi. Hallelujah. Turn around. Apsisukite. Thank you, Lord. Ačiū viešpatie. Jesus. Jėzau. Jesus. Jėzau. Heal Išgydyk. now. Dabar. Now. Dabar. Jetzt. Thank you for your healing power. Ačiū už to gydančią. We call this man free Mes skelbėme šitą žmogų from all those addictions. nuo visų tų priklausomybių. And Father, Ir tėve, all the parts of this body that have been damaged visos šito kūno dalis, kurios buvo pažeistos through that kind of lifestyle, dėl tokio gyvenimo būdo. I pray a total restoration. Aš meldžiu visiško atstatymą. He's your son. Jis tavo sūnus. And we thank you from the inside out, everything changes. Mes tikim, kad viskas keičiasi iš vidaus. And that he's healed. Ir jis yra išgydytas. All pain gone. Visas skausmas dingsta. In Jesus' name. Jėzus vardu. All right, move your arms and shoulders. Dabar pajudinkite rankas ir pečius. Hallelujah. Aleliuja. What's going on? Kas vyksta? Gerai, gerai, sako. Good. Hallelujah. Aleliuja. We love you. Mes mylime jūs. Is it your knee? Kas čia, kokios problemos su kuo? Sclerosis, Oh. this thing. Multiple. Išsėtinė. You know what? Žinot ką?
I used to have a Galite sėsti. Christian rock band. Aš turėjau krikščionišką roko grupę My e-guitar player, ir aš buvau gitaristas. he had multiple sclerosis. Mano tos grupės gitaristai buvo būtent išsėtinė sklerozė, He was living for the devil, nes jis gyveno velniui. but then he gave his life to the Lord. Po to atidavė gyvenimą Jėzui. He got healed. Jis buvo išgydytas He's healed today. ir šiandien tebėra išgydytas. The same thing that changed your heart Tai, kas pakeitė jūsų širdį, goes in and heals your body. išgydo ir jūsų kūną. And we're going to pray for you right now. Mes melsimės dabar And we're going to thank God for your total healing. ir dėkosime už tobulą jūsų išgydymą. Hallelujah. Aleliuja. Jesus. Jesus. Oh, just worship the Lord. Tiesiog garbinkite viešpatį. Jesus. Jėzų. We curse this multiple Mes sclerosis. prakeikėme šitą išsėtinę sklerozę. We curse you, foul disease. Mes prakeikėme tą šlykštį ligą. We command you to come out of this body now. Mes sakome išeiti iš to kūno dabar. You foul, crippling disease, we rebuke you in Jesus' name. Tu bjauri žalojantį ligą, mes sudraudžiam tave, Jėzus. And we call this daughter of God healed right now. Mes kelbime šitą Dievo dukterį išgydytą. Hallelujah. Oh, everybody say thank God for a miracle. Pasakykime visi kartu, ačiū Dieve už stebuklą. Thank God for restoring everything the devil has stolen in Jesus' name. Dėkojam, kad tu atstatai visą, ką velnias pavogė. We call her healed. Mes kelbėme ją išgydytą. We call her bones strong, nerves strong. Mes kelbėme jos kaulus ir nervus stipriais. We say she's free. Mes kelbėm, kad jinai išgydyta, laisva, Strong body. stiprus kūnas. Jesus' name. Jėzus vardu. She lives and proclaims the works of the Lord. Jinai gyvena ir skelbia viešpaties darbus. Jesus. Jėzus. Hallelujah. Aleliuja. Well, can you do something you couldn't do? Ar galite padaryti kažką, ko negalėjote? Put a little action to it. I'll stand here with you. Pabandykite padaryti kažką, ko negalėjote. Hallelujah. Everybody say, thank God the woman is healed. Pasakykim visi kartu, ačiū Dievui, kad moteris yra išgydyta. We do this together. Mes darom tai kartu. Hallelujah. Hallelujah. We do Aleliuja. this together. Mes darome tai kartu. You're healed. I see you completely healed. Aš matau jūs visiškai išgydyta. I see you walking in here free. Aš matau jūs vaikščiančią laisvai. I see you. Aleliuja. Aš matau. Hallelujah. Aleliuja. How many of you can see that? Kiek iš jūsų matote tai? Hallelujah. Aleliuja. Thank you, Jesus. Ačiū Jėzui. If you have sickness in your body and you need healing, stand up right now. Jeigu turi ligą ir tau reikalingas išgydymas, atsistok. Hallelujah. You don't have to come forward, just stay right there. Nereikia eiti į priekį, tiesiog You stovėti can ten, stay kur right where you're at. It's okay. galite likti ten, kur esate. If you need healing in your body, just stand up right now. Jeigu turi ligą ir tau reikalingas išgydymas, atsistok. Now, I like to pray with laying on of hands, Man patinka melstis uždedant rankas, but that's not the only way. bet tai ne vienintelis būdas, kaip melstis už ligonius. Many times, Daug kartų people get healed žmonės išgyja, as they're speaking the word. kai aš kalbu žodį. So we're going to do that first. Tad pradėsime nuo to. And then afterward, if you still need hands laid on you, we will do that. Ir jeigu po to vis dar tebe reikės uždėti ant jūsų rankas, aš tai padarysiu.
But I have found many times that many people get healed just by speaking. Bet aš atradau, kad daug kartų žmonės tiesiog išgyja per tą įsakytą žodį. That happened Taip įvyko. through Jesus' ministry. Jėzaus tarnavimo metu taip pat. And he also laid hands. There's many different ways people can Jis be taip healed. padėjo rankas ant žmonių, yra įvairių būdų, kaip perteikti išgydymą. But we're going to start that way. Bet mes pradėsim nuo šito. Hallelujah. Aleliuja. So I want you to put your hand where the symptom is, if you can. Jeigu gali, uždėk ranką ten, kur yra tavo simptomai. Hallelujah. There's something about creative miracle with you. Jums vyksta tas kūrybinis stebuklas, kuriantis stebuklas. Hallelujah. Aleliuja. God's going to do a restoration there. Dievas padarys atstatymą. Full term. Visiškai. Hallelujah. Yeah, I see it. Are you guys married? Stand with her. I know, Atsistokite. I know what it is. I just picked it up. Hallelujah. You guys grab hands. You're in this together. All right, here we go. You ready? Gerai pasiruošę? The Lord's moving right now. Viešpats juda. There's somebody here, you've been having reoccurring migraine headaches. Yra kažkas, kas turi nuolatos pasikartojančius migreninius skausmus. It's not fun. Ir tai visai nejuokinga. You foul spirit. Tu netyra dvasia. Come out! Išeik. All right, here we go. Gerai. Pirmin. Father, in Jesus' name, Tėve Jėzaus vardu. your Holy Spirit is here. Tavo šventoji dvasia yra čia. He's moving Jie juda, like he moved on the waters. kaip judėjo virš gelmės. And the moment you spoke, he went into action. Ir kai tu prabilai, jį ėmė veikti, To create, kad sukurtų, to do what you do. daryti, ką tu darai. You watch over your word to confirm it. Tu stebi savo žodį, kad patvirtintum jį. So right now, Ta dabar we speak mes your Help. word. tavo žodį. And we say, Ir mes sakome, by his stripes, jo žaizdomis, Jesus' stripes, Jėzaus žaizdomis, these bodies are healed. šitie kūnai išgydyti. We call every pain gone. Mes kelbime, kad kiekvienas skausmas dingo. Come out, pain! Skausme išeik. Now, Dabar we rebuke every disease. We rebuke every virus. We rebuke every bad bacteria. Out! We curse you. mes suražėme bet kokią ligą, bet kokį virusą, bet kokią blogą bakteriją. Lauk Jėzaus vardu. We command those things right now to die. Mes sakom visiems tiems dalykams mirti. We curse tumors. Mes prakeikėme auglius. You go down now. Dinkite dabar. Dry up and die.
Sudžiūkite ir mirkite. We go against every evil spirit that would be behind any sickness in this place today. We rebuke you. Come out. Mes pasipriešinam bet kokiai piktai dvasiai, kuris sukelia ligas, mes sakom Jėzaus vardu, lauk. You leave these bodies, you leave this city, and you go into those dry places now in Jesus' name. Išeini iš šito kūno, išeini iš šito miesto ir lauk į tas sausas vietas. Heart healed. Širdis išgydyta. Necks healed. Kaklai išgydyti. Eyes healed. Akis išgydytos. Ears healed. Ausys išgydytos. Deafness gone. Kurtumas dingo. Blindness gone. Aklumas dingo. Arthritis gone. Artritas dingo. Cancer dead. Vėžys miręs. Lung problems, we call your lungs free. You can breathe free now. Plaučių problemas, mes skelbėme, kad jūsų plaučiai laisvai išgydyti, jūs galite laisvai kvėpuoti. Skin problems, Odos problemos. we command your skin to be normal now. Mes įsakom odai dabar tapti normalia. Growths on the body, Augliai kūne. we command you to dissolve now. Mes įsakome išnykti dabar. Liver problems, Kepenų problemos healed. išgydytos. Diabetes, Diabetas. pancreas, we command you to work the right way now. Kasą mes įsakom tau veikti normaliai dabar. Knee problems, Kelio problemos. we command those joints, life into those joints. Mes įsakom gyvybę į tuos sąnarius. Foot fungus, we curse you. Nagų grybelį, mes prakeikėme tave. We command your feet to be normal. Mes įsakome pėdom būti normaliom. Jesus. Jėzus vardu. Hallelujah. Oh, yes, they can move those shoulders. They can move Taip, those jie gali hips. judinti tuos pečius. They can walk normal. Gali judinti normaliai. Now begin to do something you couldn't do. Just start putting action to it. Pradėk daryti kažką, ko negalėjai daryti. Pradėk I judėti. thank you, Lord, it's done. Aš dėkoju Viešpatie, kad tai įvyko. I thank you, it's done. Aš dėkoju, kad tai Oh, atlikta. yeah. I thank you, it's done. Aš dėkoju, kad tai atlikta. It's done. Tai atlikta, Oh, yes, Lord. o taip Viešpatie. Oh, yes. O taip Viešpatie. Oh, yes. Oh, Ha, ha, devil, you lost this one. Velniau, tu pralaimėjai. ha. You lost. Ha, 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 ha. Ha, tu pralaimėjai. Ha, 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 ha. Jesus. Jėzus vardu. Yes, Lord. Taip Viešpatie. Do that miracle work. Tu esi stebukladarys. Do that miracle work. Padaryk tą stebuklingą darbą. Ola mando stele breve que de ambara. Say, just start moving around, doing something you couldn't do. Somebody. Tiesiog pradėkite daryti kažką, ko jūs negalėjote daryti. Throat problems. Gerklės problemos, Jėzus vardu dingsta. Ibrokosta savandon de bedesi vocal cords, hallelujah. balso Ibrokosta stygos, brambon Jėzus de vardu. lesi kine mendesi rheumatoid arthritis, abrakastaya. Reumatoidinis artritas dingsta Jėzus vardu. Hallelujah. Ibrokosta bravande lekedam barastoya. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. All right, who can tell a difference already? Just lift your hand and say, oh, I Pakelkite can tell a rankas, kas difference jaučiate already. skirtumą Hallelujah. kažkokį, kas jaučia kažkokį skirtumą. Yes, Lord. Taip, Hallelujah. viešpatie. You can tell a difference already. Lift your hand and say, yep, that's me. Pakelk rankas, jeigu jauti kažkokį skirtumą. Hallelujah. You can tell a difference already. Thank you, Jeigu Jesus. gali He jauti said, skirtumą. this lady here. Who else? You say, I can already dar? tell a difference. Kas pakelk rankas, kas dar jaučia skirtumą. Maybe you could walk where you couldn't walk. You could move a knee. You could bend up. You could move your arms up. The headache is gone, whatever. Dingo skausmas, gali judinti rankas, kojas, gali vaikščioti, gali lenkti kelius ar kas ten dar. I got my shoes off, so don't worry. Nesijaudinkit, aš nusimovau batus. All right, you can tell the difference. Lift your Kas hand. gali pakelti ranką pasakyti, aš jaučiu skirtumą. All right, what about what's going on back there? What happened? Kas ten gali? You got baptized in the Holy Ghost the last time I was here. This lady. Moteris, jūs pradėjote kalbėti kalbomis praeitą kartą, ne? I remember that. Aš atsimenu. Hallelujah. That's her, right, Pastor? Yeah. All right. And what happened with you, the lady? Kas jums? Everything gone? Viskas dingo. How- Fire. And the man? Ai, And gone? All right, move your arm. Let's see it. Pajudinkit Renaldai ranką. Hallelujah. Can you go swimming? Ar galite paplaukti? Summer's coming. Hallelujah. Vasara ateina. All right, who else? You can tell the Kas dar, difference. kas dar? You can already tell the difference. Thank you, Jesus. Kas jaučia skirtumą? I saw some other hands. Mačiau dar rankų. I want to pray for you guys. Hallelujah. Už jūs pasimelsiu, vaikinai. Lord, Viešpatė. I just saw restoration in both of your lives. Aš mačiau atstatymą abiejų jūsų gyvenimuose. It's going to go in a good way now. Dabar viskas bus gerai. All those years the devil stole from you in the past, Visus tuos metus, kuriuos velnias praeitie pavogė jums, are going to be made up in a very quick way. bus kompensuoti labai greitai. It already has. Ir tai jau vyksta. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Ačiū viešpatė. All right, if you still need prayer, hands laid on you, you can come forward. Jeigu dar tu nori, kad ant tavęs uždėtų rankas ir pasimelstų, išeik į priekį. We'll go ahead and dismiss. Pastor can do whatever. You can come forward and we'll lay hands on you. But those of you that have to go, feel free to go if that's what Pastor wants. Whatever you want to do, Pastor. Gerai, we just think we need to, hands need to be laid on. Yeah, we will. There is a boy in the front. All right. So if you need hands laid on you, we'll lay hands on you.